Pagaliau stovykla DoCamp atvyko į YouTube ir šiandien jums papasakosiu, kaip mums sekasi su apelsinu. Jisai atvyko pas mumis dresūrai, nes mes turime dvi paslaugas. Arba šunys atvyksta atostogoms, vadinasi praleisti gerai laiką, kai šeimininkai yra išvykę atostogų metu komandiruotės ar kita išvyka, kur negali pasirūpinti savo šuniu ir kažkam turi patikėti. Tai mes ten koncentruojamės, kad šuniukui smagu būtų, kuo geresnė adaptacija, nesvarbu jautrus, agresyvus, bailus, ramus ar hiperaktyvus, su visais šunimis sugebam susitvarkyti, nes esame LKD dresuotojai. Ir kadangi esame dresuotojai, tai ir pasiimam šunis būtent padirbėti su jais, įspręsti tam tikras elgsenas. Tai pas mumis apelsinas atvažiavo, nes jisai pamato dirgiklį. Dirgiklis tai yra tas, kas jį dirgina, iškelia iš jo nenorimas elgsenas, jisai nebetampa tas ramus auksiukas, kuris gali tiesiog ramiai gulėti, jis pradeda loti, pradeda temptis link, šeimininkai nesusitvarko, nekreipia dėmesio į šeimininkus. Ir netgi šeimininkai turi kažką faino, tai yra jo maistas ar žaislas, jis pradeda reikalauti, pradeda toliau loti. Ir viskas būtų ok, bet tai yra pakankamai intensyvu. Ir kai jis įeina į tą būseną, jo net galva pradeda purtytis, šeimininkai darė tyrimus ir pasakė, kad tai yra nervinis tikas, bet matosi, kad pas jį ant tiek aukštos emocijos ir tai yra pakankamai žalinga šuniui, nes jis tada tą visą stresą nusineša ir į namus. Tai šeimininkai anksčiau dirbo su tuo, bandė visus būdus, bet tiesiog nusivylė, nes negauna jokių rezultatų, mato, kad daug darbo reikia įdėti ir jie pradėjo galvoti, kad čia vadinasi reikia dar daugiau daryti, mes vadinasi per mažai laiko skirime, bet teisybė tame tiesiog reikia rasti būdą. Visi šunys yra skirtingi, daug yra būdų kaip treniruoti, todėl atvyko apelsinas pas mumis ir mes pamatėme, kokia yra ta problema ir radome puikų metodą, kaip spręsti šitą problemą. Tai tas visas ydingas jo elgsenas, su kuriuom šeimininkai nesusitvarko, tai svarbus dalykas paminėti, įvedėme korekcijas. Tai korekcijos ateina tik tada, kada mes turim visus pagrindus, šuniuko motyvaciją, turime ryšį su šuniu, žinoma, adaptacija prieš tai yra įvykus, jis yra apsipratęs prie aplinkos, mes aiškiai žinome, kame yra problema ir bandome daryti korekcijas. Tai neturėkit apgaulingo mąstymo, kad korekcijos išsprendžia visas problemas, tikrai ne. Kartais net korekcijų nereikia, gali būti, kad jūs sugrąžinsit šuns motyvaciją darbui, turėsit gerą ryšį ir tos problemos pranyks, nes jis vietoj kito šuns rinksis jūs, dėl to, kad jūs turėsit naudingus dalykus, dėl to, kad jūs viską, kas yra naudinga, transliuosite per save ir įvesite, kad nieko nėra šuniukui nemokamo ir tai būna išsprendžia problemas. Su apelsinu visgi reikėjo nubrėžti raudonas linijas, tai sekančiam video, būtent sekančio daly, jūs pamatysite, kaip buvo taikomas tos korekcijos ir paminėsiu iš anksto, kad buvo aiškiai pasirinkta kokie kriterijai. Tai jeigu mes kūrėme kažką su jo fainu, naujas elgsenas, nueiti ten į vietą, į platformą, atsigulti, kad jis ir klysta, jokių korekcijų, nieko, tiesiog kartojam, jeigu darome per sunkiai, padarome, kad lengviau jam būtų labiau suprantama, bet kai jau dirbame prie dirgiklių ir jisai žino, kaip elgtis, kokie tie galimi variantai, tada mes jau nubrėžiam raudonas linijas. Tai pavyzdžiui, jeigu jisai guli ir pradeda stotis, raudona šviesa, bet turi jisai stotis dėl to, kad jisai nori rinktis tą dirgiklį ir reaguoti būtent į dirgiklį. Ir galvoju, gal užteks. Viskas, judam žiūrėti tą sekantį video ir kaip ten sekasi su apelsinu. Atvyko pas mus šiandien apelsinas, tai kaip taisyklė auksiukai, labradorai, lygiukai, soleriai pas mumis atvažiavę jau pirmą dieną gerai jaučiasi. Daugumai šunų taip nebūna, dėl to, kad jam vis tiek yra problemos atsiskirti nuo šeimininko, labai daug kvapų, kiti šunys dar dienos metu paloja, dar jie turi pabūti atskirai, kas yra daugumai iššūkis. Tai užtrunka nuo 1 iki 2 iki 3 naktų, jeigu šuo jautresnis, gali netgi ir ilgiau. Todėl mes visada prašom šeimininkų, kad pas mumis šunis paliktų bent jau 3 naktis pirmą kartą. O paliekant jau sekantį kartą, tos adaptacijos nebūna, nebent kažkas pas mus kardinaliai pasikeičia, ateina naujų žmonių dirbti, kambarys galbūt pasikeičia šuniui, tai jis tada būna toksai pasimetęs.
arba šunį hormonai keičiasi, šunį tam tikri neuronų susijungimai pasikeičia, amžius visai kitas, tai irgi gali įtakoti iš naujo tą adaptaciją. Gerai. Tai šiandien noriu apelsiną tiesiog protestuoti, nieko iš jo neprašyti, pasižiūrėti, kaip jisai žaidžia, kaip į maistą reaguoja, kokios tos tikros jo problemos. Vis tiek, naujoje aplinkoje, kad ir šuo puikiai jaučiasi, bet jis gali prie kito žmogaus visų savo spalvų neparodyti, tai galbūt aš tų ir problemų nepamatysiu, bet kreipiasi dėl jo intensyvaus lojimo, intensyvaus tempimo, noro būti su kitais šunim, bet ne su šeimininku. Ir tai yra pačios pagrindinis problemas. Na ir žinoma, šokinėjimas ant žmonių, kas yra labai būdingas retrieveriams. Ir reikia labai saugoti būtent nuo to, nes dažnai mes juos labai mylim per maistą, turi svorio, daug šokinėja, sąnarių problemos, displazijos ir visi kiti dalykai labai ateina pakankamai greitai, negu kad tikiesi, tai todėl šokinėjimą labai reikia nepraleisti, nepriprasti prie jo, nes jau tai nėra vien dėl jūsų patogumo, bet ir šuns sveikatos. Man įdomu, ir taip intensyviai eik pakalbinti biškį jų, gerai? Alpinai? Atalpinai? Kamerą atidėm. Frustracija tai pradeda sėloti, vadinasi, kai negauna kažko, ko nori, įsijungia lojimas pas jį. Lojimas tai toks, ne kaip mano šelčio, tai jauti net visų kūno, kaip į gerą roko koncertą atvykus. Bet sakyk, sniegas dabar kol kas. Tai mus gelbsti tas, kad aplinka yra labai įdomi, todėl jisai nesifokusuoja būtent į dirgiklį, bet daugiau į aplinką. Tai todėl taip greitai išsijungia, bet sakė šeimininkai, kad užtrunka 5 arba 10 minučių, ta pradinė kova, kol jisai apsipranta, bet vėl jam tapo įdomu. Jisai va, įdomu, jeigu maistas viršai, jo, iš karto pasirinkimas šokti. Kas įdomu bus, jeigu tu negausi kovą. Kas labai gerai, šuo turi motyvaciją, bet kas labai blogai, įsijungia lojimas. Aš net mirkčiuju. Nu tai negausi. Ką man su tavim daryti? Tai šuo maistui motyvaciją turi, netgi labai gerą, tai mes jau atsispiriam ne nuo visai dugno, nes dažniausiai būna atvažiuoja šunys be motyvacijos į maistą, reikia tą sukelt. Su apelsinu ne toks scenarijus, bet problema, kad jo problemos, kurios jisai turi, jos intensyvios. Jeigu galima pasiekti aukštą lygį, tai čia pasiekta pakankamai aukštai. Aš net nežinau, ar girdžiuosi per jo lojimą. Gerai, pabandysim pirmyn atgal tiesiog pavaikščiot, pasižiūrėti, ar jis ten labai tempia. Aš nežinau, trukt garsas nuo ko buvo, ar nuo pavadžio, ar mano sąnarys pečia. Pabandysim taip. Kažką šuo suprantantis, kad kažko galbūt reikia palaukti, kažkas ne taip. Bet jeigu tik yra galimybė pasiekti tam tikrus dalykus, tai jisai pabandys. Atpalaiduoja pavadį, iš karto lėkia. Gerai, aš leisiu jam paimti, aš leidžiu dabar jam blogam būt, vien dėl to, kad mes judėtume toliau. Ir norisi pamatyti jo tas spalvas, norisi kuo daugiau visko pamatyti. Gerai. Nelabai manęs mato, kad jaučiu kryptį, bet kažkiek reaguoja į krypties pakeitimą. Tai nėra dabar tragiškai, bet aš tikiu, jeigu būtų kita aplinka, o ne ant žemės viskas taip įdomu, tai ištįsti dar ir kaip. Aplinka nugali, bet tikrai ne aš. Laura, prieik ar susisėmė? Truputėlį pasirinkinai tikrai.
Šokinėja labai mintys pasi, bet nustygti. Šokinėja mintys pasi, bet nustygti vietai nelabai gali. Pabandyk prie tvoros prieiti. Stengiuosi suktis kartu su juo. Čia ne aš jį suku, jisai mane suka. Tiesiog nenori, kad mano pečiai labai dirbtų. Saugau. Labai gerai. Tai va. Ką sakė, šeimininkai nemelavo, bet kol kas nėra taip stipru, nes aš manau, jam žiauriai įdomu yra nauja aplinka, jis dar nėra labai prie manęs apsipratęs, bet jeigu padaryčiau kažkokių esminių klaidų, leisčiau netyčia jam sukontaktuoti su kitu šuniu, aš jau tikėtina kitą dieną turėčiau ką ir susidurę šeimininkai su kokiom problemom, bet blogai, yra tikrai su kuo dirbti, tikrai su tokiu šuniu yra nepatogu pasivaikščioti, tikrai dingsta malonumas. Bent jau įsivaizduoja, ką šeimininkai turi. O šis yra labai blogai. Labai. Apelsinai, atėjai. Super, geras šuo. Super, labai gerai. Puikiai. Super. Laisvai. Bravo, taip, oi, koks tu geras šuo. Ok, šiandien biškį atlaisvinsi. Ne, nereikia atlaisvinti, melagit. Tu melagis esi, apelsinai. Tu esi melagis. Apelsinas pas mus įsivažiavęs, motyvacija yra, ryšys yra, jam yra jau aprodyta, kokias jis gali pasirinkti vietoj blogų elgsenų ir mes sprendžiam tokias kaip jo lojimas, prašymas, šokinėjimas, pavadžio tempimas ir jis pamato kitą žmogų, dirgiklį nesvarbu kas, loja, bando apšokinėti ir visa kita ir nėra jokios koncentracijos į šeimininką. Tai, kaip matot, reikėjo sakyti, nebuvo jokios koncentracijos į šeimininką, nes jis dabar fokusuojasi į darbą, žino taisyklę, žino ką pasirinkti, žino ką daryti, loti neapsimoka, nes kadangi jau labai stipri elgsena buvo būtent lojimas, jo ignoravimas mums nebepadėjo, tai mes turėjome taikyti korekcijas, tai vadinasi, jisai sulodavo, mes turim sekundę sureaguoti ir aš darydavau per pavadį, per antkaklį timtelėjimą. Aš nežinau, ar dabar reikės padaryti, nežinau, ar turėsim tokią situaciją, bet jeigu turėsim, tai būtinai parodysiu ir aš jam viską siūlydavau, ką daryti. Tai gaudavosi, kad 95% žalia šviesa, kur yra skatinimai, aš tau rodau, ką daryti, 5% būdavo tie korekcijos ir to užteko. O korekcija būdavo optimali, ne per stipri, ne per žema, nes jeigu jinai bus pakankamai silpna, jis nieko tiesiog nejaus ir jis nesupras. Sėsk. Geras šuo. Jeigu korekcija bus per stipri, jis nueis į paniką, jeigu per silpna, jisai nesupras, ar čia gerai, ar čia blogai buvo, todėl jinai turi būti optimali. Jeigu korekcijų bus žymiai daugiau negu kad paskatinimų, susigadinsim su šuniu ryšį, jisai susigūš, nežinos, ką daryti ir bus labai sunku su juo susikalbėti ir tikėtina turėsime kažkur kitur problemų. Super, geras šuo, labai gerai. Šaunuolis vaikinas. Laisvai. Tai viskas. Dirbam. Aš jam siūlau prie manęs sėdėti. Asistentė tada dirgiklis ateis, pabandys jį pakalbinti. Nekviečiam jo vardu, nesakom jam jokios komandos, nes, kvietimas vardu komandos jisai turi paklusti. Tai aš nenoriu tokio stipraus konflikto kurti. Tai tiesiog paprovokuojam jį. Davai. Labadiena, ką norėtumėte pasakyti į kamerą? Super, šio. Kiekvieną kartą, kai jisai atsispiria, aš jį paskatinu. Davai, kartojam. Ką manote apie infliaciją Lietuvoje? Ką manote apie kuro kainas? Aš tai žinokit, nežinau. Man nepatinka. Sako, šeimininkai moka, patikėkit, už apgyvendinimą gali sumokėti, galvoja, jie rūpi kuro kainos.
jūsų situacija stovykloje? Super, labai gerai. Ar jums patinka jūsų kambariokai? Gerai, aš matau, kad čia jam komforto zona, net ne streso, nes mes mokinamės streso zonai. Mes komforto zonai mes nieko į priekį nenueiname, tai paprašysiu stipriau ir arčiau ir daugiau. Stipriau? Arčiau, stipriau, daugiau, garsiau. Kaip suprasti Euroviziją išvažiuoja? Super. Tarsis. Labai gerai. Monika Liu ir jos sentimentai. Super. Ir kodėl man buvo labai svarbu jo lojimą sustabdyti ir isteriją sustabdyti, nes jam įsijungdavo nervinis tikas. Šeimininkai, sakė, tyrimus darė, neturi jisai psichologinių problemų. Jis pradeda purtytis ir matosi, kad jam yra žalinga ta elgsena, todėl aš turėdavau iš karto sustabdyti. Super, šuo, labai gerai, puikiai, šaunuolis. Gerai, stipriau daugiau? Dar daugiau? Daugiau. Oh my god, kaip kietai čia, viskas. Super, labai gerai, puikiai. Wow, koksai gražus šuo. Tai va, dirgiklis tęsiasi. Kaip Super. Ir aš jį skatinu karts nuo karto. Žiauriai gražu, saulė šviečia, oda spindi. Gerai, pabandyk jį atseit paglostyti. Neglostyk, bet tiesk rankas gerai. Jo. Mes jau mokinamės naujų dalykų. Super, labai gerai, puikiai. Ta prasme, ramybė. Visiškai. Nu, davai. Super, labai gerai, puikiai. Ir man viskas ok, kad jisai kreipė, aš ta prasme, aš jo netaisysiu, kad jis atkreipė dėmesį. Man svarbu, jis nešokinėjo, nelojo, nesusijaudino, neišsimušė iš pozicijos, nes jeigu jisai išsimuštų iš pozicijos, kaip pavyzdžiui, va, dabar, ei. Gerai, sėsk. Bravo. Tai 2 kartus padarau ei. Pirmas turi būti iš karto, sekantis po tam tikros pauzės. Ir jeigu tas neveikia, vadinasi, jisai nesupranta, į kokią poziciją reikia grįžti, ką čia aš prieš tai turėjau daryti. Tai arba korekcija gali būti netiksli. Tai aš tada pakartoju, ką jam daryti. Ir jau po to neapdovanoju, o tiesiog pagiriu, nes duoda tokį patvirtinimą, jo, man reikėjo, kad tu pasitaisytum. Ir aš tada kartoju paveiksliuką. Ei. Geras šuo, šaunuolis, labai gerai. Ir aš kartoju paveiksliuką. Super! Geras šuo, labai gerai. Ir matot, timtelimas yra labai švelnus, nes korekcija turi tokia būti, kad šuo suprastų ir per stiprios nereikia daryti. Jis žiauriai galvoja. Bravo, šuo, šaunuolis, labai gerai. Puikiai. Ieškok. Labai gerai. Ir kadangi mano komunikacija buvo pakankamai aiški, aš tą ieškok truputį ir sujudesius, net nedvėjojus, net streso nepatyrė nieko. Ir čia yra labai didelė esmė. Šuo turi turėti motyvaciją, turi turėti ryšį ir aiškią komunikaciją. Kai pasidarot visus šitus pagrindus, jūs tik tada galite pradėti korekcijas. Nes uždėtas dresūros įrankis ar, nežinau, pykimas ant šuns, ar sakyti, to nedaryt, tas negerai, tas ei ir visą kitą, niekur toli nenuves. Jūs tik susigadinsit ryšį, dar išsišauksit kitų problemų. Reikia pirmus dalykus padaryti ir parodyti šunį alternatyvas ir jisai turi labai stipriai žinoti, ką reikia daryti. Šiuo atveju tiesiog sėdėti. Apelsinai, bravo šuo. Apelsinai, bravo šaunuolis, sėsk. Geras šuo, labai gerai, labai gerai. Ir taip, jisai neatsišaukė iš karto, bet aš tuo momentu netaikau korekciją. Aš taikau korekcijas tik tais užlojimą, šokimą, pozicijos palikimą. Pozicija tai yra sėdėti ar gulėti, ar kas. Ei. Geras šuo, šaunuolis. Aš kitaip iš karto taip pasakiau. Tai va, korekcijos už pozicijos palikimą, kai mes dirbame prie dirgiklių stresinėse situacijose. Jeigu kažką naujo, aš jį mokinu naujų konceptų, tai korekcijų jokių netaikau, aš jį kaip tik skatinu kurti, viskas ok, kad jisai klysta, nes aš jį tada visai sugniaušiu ir jisai nenorės naujų dalykų pabandyti. Ir tai yra didelė problema, kai norim šunį kažką naujo išmokinti. Ir jis tada klausys ne dėl to, kad jisai supranta, bet dėl to, kad jisai bijo. Dabar jisai supranta. Super, aprūvinu. Šaunuolis, labai gerai. Gulėt. Super, labai gerai, bravo šiuo. Gerai, lygiai tą patį padarom, ką prieš tai, tik su gulėjimu. Nes kartais mano šuo gulės. Gerai.
Dabar padarysim truputį sunkiau, aš dar niekad nebuvau prie jo atsistojęs ir jisai guli, tai pradėkim ne nuo iš karto prieinant jau ten vos ne jį paglosti, bet nuo to, kad tu aplinkui vaikščiai, gerai? Kalbink jį. Ieškok. Labai gerai, mūsų dar vienas markeris, kuris reiškia maistas nuo žemės. Ieškok, labai gerai. Oi, kaip gerai. Ui, kaip. Davai, gerai, arčiau. Žiemą, beveik iš Kievo. Ieškok, labai gerai. Ir jeigu 2-3 kartus jam pasisekė, 2-3 gavo jisai žalią šviesą, aš tada sunkinu situaciją. O jetau, Arba baigu treniruotę. Žiemą. Ieškok, labai gerai. Bėk iš Kievo. Labai gerai. O jetau, nedavalo sniego. Gerai, ieškok, labai gerai. Guli. Ir dabar einam prie tos, kur ten jau tikrai stresas. Nes jam komfortas, aš noriu jį į streso situaciją, kur jisai galėtų mokintis, tai davai pradėk liesti. Taip, jo, kaip tą tokį netikrą lietimą. Ojujoj, geras šuo. Gerai, dar kartą. Ieškok, labai gerai, puikiai. Aš sakiau, kad jis kas gali. Taip. Gerai. Tu nenustok liest, viskas gerai. Tai man jie iš tikrųjų liesti, ar ne? Nu, ne, fake liesk. Ieškok. Nu, tu taip ir taip atitrauki. Netitrauk, palik, man įdomu, kaip tik ką jisai padarys. Nes jis toks žvilgsnio gale, ieškok, žvilgsnio gale nustūmė tavo ranką. Ieškok, labai gerai, puikiai. Yeah. Proud trainer moment. Nu, dar yra ką veik, dar yra laiko, dar yra daug dalykų, bet čia... Ieškok, labai gerai. Ok, paglostyk biškį. Oi, kokį nugaros raumenį. Ieškok, labai gerai. Dabar biškį paniurkyk nugarą. Motyvuotas atletas. Motyvuotas. Ieškok. Man kaip jam nerūpi. Jo. Toks apie nieką dalyką nori. Jo. Ieškok. Ir kad mes prieitume prie tokios situacijos, aš jį labai daug mokinau, kad gulėti, tiesiog gulėti, kaip eina tie apdovanojimai, kas yra tie markeriai, ieškok. Ir aplamai darbas prie žmonių, darbas prie šunų. Ir mes jau dabar prieiname prie tokios situacijos. Ieškok. Gerai, dabar liesk ir dar emocijos daug. O tu koks fainas, koks tu flufis, ai. Gerai, ieškok. Va, jis davė signalą, jis man ką tik nežinau, ar matėsi per kamerą, bet jis baksnuoja man į skaniukį. Jau šitą tai tu duok, davai man maisto. Šiek išklotinę kokią turi. Ieškok, labai gerai. Fainas. Puikiai. O jatau, kokie raumeniukai pas atletą. O, gerai, ieškok, labai gerai. Gerai, ačiū. Laisvai. Ir viskas, mes turėjom 10 minučių treniruotę. Ir ties to mes baigiam. Paliekam šuniuką ant kabliuko, vadinasi, jis dar nori dirbti, dar jis į mane žvalgosi, žiūri, ar čia gausi už kažką, kažko paprašys, nes jeigu paprašys, tai garantuoti apdovanojimai. Ir tuo momentu pabaigiam treniruotę. Kadangi jo maisto labai daug yra likę, aš visada dar pabaigoje treniruotės pamokinu super atsikvietimą, kurį mokinu 1 kartą per dieną. Tai pasikviečiu šunį, jisai atbėga pas mane, atsisėda ir atiduoda visą apdovanojimą. Tai super atsikvietimas bus kitam kartui. Prieš tai, ką matėte su apelsinu, buvo pasiektas rezultatas per 2 savaitės. Tai kaip įvyko toksai stebuklas? Na, mes visada rekomenduojam, žinoma, 3-4 savaitės, nes mes visada galvojam, kad 1 savaitė užtruks tai gerai adaptacijai, motyvacijos suradimui, nes šuo, jeigu be motyvacijos, mes nieko nesugebėsim jam parodyti, nes mes problemų negalim išspręsti tik tais korekcijom, susigadinsim santykį. Padarysime per stiprias korekcijas, nebesugebėsim sugrįžti į tą tašką, kur pavadinkim, į nulinį tašką, kur mes galėtume vėl šuniui kažką parodyti ar nubrėžti ribas ir taip susigadintume ryšį, bet
labai svarbu paminėti, kad mes to ryšio ir neturėtume, jeigu ne motyvacija į maistą, į žaidimą, į norą kontaktuoti, norą būti su žmogumi. Tai labai pasisekė, kad šitų dalykų nereikėjo su apelsinu padaryti, nes šeimininkai daug ieškojo būdų ir kiekvienas iš mūsų tikrai praeina tą pozityvo etapą, kurį labai daug skatinam šunį, daug žaidžiam su juo. Ir kai mes turime tokius fundamentus, tai tikrai taupo laiką ir mums. Ir kaip ir minėjau, prieš tai gali jums net nereikėti korekcijų, gali būti jūs atrasit motivaciją, tik parodykit šuniui, kaip tam tikrose vietose elgtis, daryti, kai yra kiti dirgikliai, žmonės eina, jis ten tempėsi, reaguoja, šokinėja, loja ar kas. Gali būti, jūs parodysit variantą, sakysit su pavadžiu, tiesiog laikysit, taip neįmanoma, tu nenueisi, bet tu sėdėk prie manęs ar tu būk šalia ir tu gausi viską, ko tu nori, jeigu maistas yra jam vertingas labai. Tai va, tai gali būti ir taip, ir gali korekcijų neprireikti. Ir dabar su apelsinu jau yra 4 savaitės praėję. Mes jau dirbame tokius ekstra dalykus kaip valdymas be pavadžio, kad jis dažniau ir dažniau rinktųsi mane, kad jam darbas būtų aplamai pats darbas žiauriai smagus, žiauriai fainas. Ir kaip matot, nusiėmėm korekcinį antkaklį. Kodėl tai padarėme? Nes pastebėjom, kad jis jau lengvose situacijose nebeklysta, pavadinkim. Klaida tai būtų elgtis, peržengti tą raudoną liniją, tai šokinėti, loti ir panašiai, kadangi nematome, kad tos elgsenos lystų, tai korekcinio antkaklio ir nereikia ir dabar aš skatinu jo tik tais geras elgsenas. Ir jeigu pamatau, kad tai gali kaip įsivystyti į vėl blogą situaciją, tai aš užbėgu už akių, kad taip nebūtų. Ir jau kai mes dirbame, kur jo yra streso zona, kuris gali blogai elgtis, tai pavyzdžiui, išeisim, mes dabar į miestą išvažiuosim su juo, tai aš būtinai užsidėsiu korekcinį antkaklį, dėl to, kad tikiu, kad ten bus daug raudonų šviesų, bet tos korekcijos turėtų būti tai 5 procentai viso dresavimo su juo. Nes jeigu tai bus daugiau, aš tik susigadinsiu ryšį, jam bus tik tais neaišku, o jeigu šuo labai daug klysta, labai daug elgiasi blogai, tai vadinasi, kažkas buvo prieš tai nepadaryta ir aš šunį stumiu į situacijas, kur jam yra pakankamai sunku susitvarkyti. Todėl labai man yra svarbu su juo rasti tą terpę, kuris sugebėtų mokintis, nebūtų jam visiškai komfortas, bet stresas pavadinkim, nes yra dirgiklis, kuris turi pasirinkti, ar taip daryti, ar loti ant žmogaus, ar būti prie šeimininko ir rodyti kontaktą jam. Tai būtent aš tokių vietų ieškau. Tai va, atiduosim apelsiną, atvažiuos šeimininkai, padarysim individualią pamoką, viską parodysim. Jie turi begalę daug video, kaip aš dirbau su apelsinu, kiekvieną sesiją įrašinėjau. Ir duosim pavadį į rankas, parodysim, bandysim išprovokuoti apelsiną. Tada apelsinas grįš namo, tikėtina, kad jam bus žymiai sunkiau negu kad įsivaizdavo, taip visada būna, čia normalu, nes šeimininkai nėra dresuotojai, namų aplinka jau yra ta vieta, kuris žino, kaip galima blogai elgtis, žino, kaip galima tam tikrus dalykus gauti. Tai kils klausimų, vėl atvažiuosim po savaitės, vėl padirbėsim, pasidarysim individualią pamoką ir aš tikiu, kad jie turės tokį apelsiną, kokį mes dabar turime stovyklai, nes čia kažkada buvo aplinka, kur buvo jam daugiausiai dirgiklių, kur viskas buvo įdomu. Tik tais ne aš, kur galima loti, taškytis ant durų, lakstyti, į mane net nežiūrėti. O dabar jisai renkasi mane. Jeigu čia būtų kitas šuo, ar jisai nulėktų pas tą kitą šunį? Tikrai taip. Jis dar nėra pasiruošęs be pavadžio rinktis mane, nes jam dar šuo yra pakankamai stiprus dirgiklis. Bet jeigu jisai būtų su pavadžiu ir korekciniu antkakliu, jis tikrai pagalvotų, ką reikia daryti. Jis tikrai nenorėtų rinktis raudonos šviesos, kas yra korekcija, jis rinktųsi tikrai žalią šviesą, kas yra apdovanojimai ir mano kontaktas. Bet dabar žiūrėkit. Hebra, nedėkit korekcinių antkaklių patys, padarysite tik tais blogiau, gali būti, kad jums net nereikia jų. Motyvacijos sutvarkymas, ryšys ir parodymas šuniui, ką daryti, tai yra kartais kelias ir išspręsti problemas. Gali būti, kad jūsų šunį net bet kokia korekcija jį tiesiog susmugdytų ir jūs turėtų tą klaidingą vaizdą, kad jisai elgiasi gerai,
Nes jis tiesiog bijo priimti sprendimus, jis todėl ten susigūžęs ir nieko taip ir nereaguoja. Jums reikia, kad šuo pasivertų, kad tas dalykas yra nenaudingas. Jam reikia suprasti, kad to dalyko negalima daryti, kad ta elgsena yra netinkama. Tai jeigu galvojate, kad jums reikia korekcijų, arba aplamai, kad jums reikia pagerinti elgsenas, turit klausimų, kreipkitės pas dresuotos. Ir niekada gyvenime neužsidėkit dresūros antkaklių, tiesiog patys kažkur nusipirkę, nes tikėtina pats antkaklis ir yra blogas ir jokio stebuklo jisai nepadarys. Patikėkit manim. Bus tik tais blogiau, šuo pripras prie to jausmo, jisai jaus diskomfortą ir kur šuo dingo? Palaukite, einu pasikviesti. Bravo, šuo atsibodo, ne, kai tiek kalbu. Atsibodo, jo. Nu, sorry, vaikinas, reikia padaryti video, tiek dirbam su tavim, reikia amžį darbą. Tai va, turit klausimų, gali drąsiai rašyti, skambinti mums šunustovykla.lt mūsų tinklapis. Ir jeigu patiko jums šitas video, tai prašau paskatinkit mus kelti daugiau, vadinasi, komentuokit, laikinkit, prenumeruokit kanalą ir pamatysite daug naudingos medžiagos. Ir šiandien tiesiog video apie susipažinti, ką mes veikiame, ką mes darome, kad jums kiltų kuo mažiau baimių, klausimų. Ir jeigu planuojate palikti savo šuniuką, aš visada rekomenduoju, atvažiuokit pas mumis susipažinti. Praneškit apie savo vizitą, kad mes nebūtume užsivertę darbais ir galėtume jums atsakingai paskirti laiko, ne 10, ne 15 minučių, bet gal ir visą pusvalanduką pašnekėti, aprodyti kiekvieną kampą, kuris jums rūpa, aprodyti, kaip mes dirbam, kokia ta mūsų rutina. Ir viskas, galim draugauti, palikit šuniuką atostogoms, jeigu išvažiuojat, kažkur keliaujat, arba susidurėt su elgsenos problemom. Davai, užregistruokit, mes pasižiūrėsim, ką galim padaryti, susipažinsim, padiskutuosim apie tas problemas, atpažinsim ją, nes ne visada yra aišku, kodėl šuo taip elgiasi. Tada nuspręsim, ar galim jums padėti, nes ne visos yra problemos, kurias mes galime išspręsti, kai kurios problemos yra sprendžiamos būtent namuose. Ir jeigu mes galim padėti, paliekam 3-4 savaitės, dirbam, pam, ir turi tokį nuostabų rezultatą. A ne, apelsinai? Nuostabus rezultatas, nuostabus šuo. Oi, koks šuo. Super.